kokius klausimus turėtų užduoti ir kokios formos galėtų būti suaugusiems žmonėms, tuo pačiu ir aišku mokytojams, kad jie patys savyje ugdytų tas neišreikštas, numanomas, nežinau kaip mes ten angliškai vadysim, tęsit kniaulės žinias. Tai, nuolat savęs klausti, ar tikrai aš viską moku. Pradėkime nuo to, ar ne? Nes ypač žmonės ir ypač vadovai labai dažnai jaučiasi labai daug žiną ir labai daug galį, ar ne? Tai tas nuolatinis savęs kvestionavimas yra labai svarbus. Ir turbūt jis prasideda nuo to, kad vadovui savo aplinkoje reikia turėti ne pritarėjus, o patarėjus. Ir aš suprantu, kad tai labai susijęs su savivertė. Nes, visiems mums yra nepaprastai smagu turėti pritarėjų, kurie yra aplink, pritarė viskam, ką mes darome, ką mes siūlome, links ir sako, kokia tu nuostabi, kaip čia puikiai sugalvoj. Bet man atrodo, dėl to tu ir esi vadovas, kad jau, turi savirefleksijos įgūdį. Ir turbūt, jeigu visi sako, kad tu čia nepaprastai puikiai viską darai ir mastai, jau turėtų skambėti varpeliai, kad galbūt ne tie žmonės mane supa, kurie turėtų supti. Nes žmonės turėtų galėti pasakyti, žinai, man atrodo kitaip. Aš, tarkim, vėlgi, mokyklos vadovas, aš paralelę su mokyklos vadovu, nėra klasėje, dažnai nebėra klasėje, ne? Ir turi išgirsti, ką žmogus klasėje pasako. Tada, žinoma, ne aklai tikėti, o nueiti pasitikrinti, pasigilinti. Pavyzdžiui, aš, kai kyla kažkokios dilemos ar klausimai, tai turime mes tokią grupę vadovų, kur iš karto klausiu, žiūrėkit, ar jums kyla tokie klausimai, jeigu kilo, ką jūs darėte. Ir visai neseniai ten kalbėjome apie mokytojų supervizijas ir visiškai netikėtai gavau knygą paskaityti, kurios nebuvau skaičiusi. Man ji taip patiko, kad dabar mes būtent siekdami atliepti šių dienų tendencijas su mokyklų vadovais turime knygų klubą. Ir nuolat skaitome knygas, jas aptarėme ir diskutuojame, žiūrime kokios įžvalgos, ką galėtume taikyti savo organizacijoje. Tai dabar tai yra knyga, kurią skaitome savo knygų klube, o po to jau kelsime į praktiką. Ir tas mokymasis per bendrą veikimą, atsisakyti, kad aš visko žinau, paklausyti, ką kalba kita, kažką padaryti bendrai, jūsų atveju perskaityti knygą ir mokytis vieni iš kitų ir tokiu būdu gimsta įžvalga, kuri yra neatitrūkusi nuo realybės ir nėra padiktuota dirbtino intelekto ar blogerių ar kitų autoritetų. Tikrai taip.